Juozas Balčikonis puikiai žinomas didis Lietuvos kalbininkas ir vertėjas. Gimė Ėriškiuose valstiečių šeimoje, kurioje buvo vyriausias vaikas. Pirmąsias skaitymo pamokas gavo iš daraktorės Vincentos Kraniauskaitės, gyvenusios gretimame Žvirblių kaime. Šio didžio žmogaus materialinis bei dvasinis atminimas saugomas jo gimtose Ėriškiuose bibliotekoje. Lankytojų dėmesiui Balčikonio vaikystė Ėriškiuose menantis gimtojo kaimo žmonių buities rakandai, jo iniciatyva pastatytos, globotos ir ilgai kalbininko vardą garbingai nešiojusios mokyklos istorinė medžiaga. Eksponatai yra nuolat pildomi ir Ėriškių kaimo ypatingai žmonės, kurie, tarkim, kaip pavyzdys ir bitonėlis, kaip anksčiau menama ir manoma, kad jisai, kadangi labai mėgdavo kopinėti medų, tai primenantis daiktas ir būtų bitonėlis. Kas kart papildo, tikrai tų daug daiktų nėra rakandų, nes kadangi tokie daiktai yra labai seni ir menantis, ne 10 metų, tai dėl to ir juos sunku išlaikyti ir kam tikrai negaila, atneša ir padovanoja Balčikonio atminimo kambarį. Aš manau, kiekvienas tas daiktas yra svarbus, brangus ir nekalba apie pinigus, bet kaip ilgai užlaikytas daiktas su istorija. O čia taip pat yra jo puodynė, kur tikėtina, kad jis laikydavo medų šioje puodynėje. Visgi Juozo Balčikonio atminimo kambarys įkurtas tuomet, kai buvo uždaryta Ėriškių mokykla. Iki tol visi surinkti bei žmonių sunešti eksponatai buvo laikomi ten. Didelį indėlį muziejaus išsaugojimui padarė tuo metu prancūzų mokytoja mokykloje dirbusi Dalija Zimaitinė, vėliau tapusi Ėriškių bibliotekininkė. Balčikonio atminimo kambarys įrengtas 2018 metais, o po to, kai buvo uždaryta mokykla, ir visi eksponatai gauti iš uždarytos mokyklos muziejaus. Atminimo kambario ekspozicijoje yra istorinė medžiaga apie žymaus kraštiečio gyvenimą, paskirta lietuvių kalbai, asmeniniai daiktai bei knygos. Yra išsaugotas lininiai marškiniai, kuriuo tikėtina, kad Balčikonis su jais kopinėdavo medų. Juozas Balčikonis mokėsi Ramygalos pradinėje mokykloje, o ją baigęs 1898 metais įstojo į Panevėžio realinę mokyklą. Joje besimokydamas pradėjo domėtis lietuvių kalba, skaitė draudžiamąją literatūrą. Atminimo kambaryje galime išvysti kalbininko ranka rašytus lapelius, kuriuose jis įamžindavo išgirstus žodžius. Tai kiek teko girdėti, pabrėžiamas Balčikonio kruopštumas, begalinis jo domėjimasis kalba, nebūtinai dalyvaudamas ekspedicijose, jis kišenėje nešiodavo sukarpytų popieriaus lapelių, ant kurių užsirašydavo išgirstus naujus žodžius, vėliau jie suguldavo į dabartinės lietuvių kalbos žodyną, kurį pats ir redagavo. Žmonių tikrai sulaukėme, galbūt labiau ir dar ir daugiau tų žmonių norėtume, nes šiuo metu ir pradėjome vykdyti edukacijas. Tai būtų didžiojo kalbininko keliu, lankytojams pasakojama apie Balčikonio gyvenimo kelią, pradedant Ėriškiuose ir tęsiant Ramygaloje, Panevėžyje, Peterburge. Pasakojama iliustruojant su saugomais eksponatais, asmeniniais Balčikonio daiktais, foto bei video medžiaga. Taip pat ir surask tinkamą žodį, tai būtent šis žaidimas viktorina įtraukiant, naudojant korteles, kur naudojami yra Balčikonio rinkti žodžiai žodynui, kuriant bendrinę kalbant, norminant žodžių reikšmės. O vaikams taip šis žaidimas tikrai įdomus, nes
kol jie dar maži, dar tie žodžiai tikrai nėra girdėti ir smalsu ir tiesiog su dideliausiu pasimėgamus tiesiog bando spręsti ir atspėti, koks tai žodis. Vyresnio amžiaus žmonės, jie manau, kad labiau tikrai žino, nes tai yra viskas iš senovės, kai jų tikriausiai galbūt net ir vartodavo seneliai, močiutės. Juozas Balčikonis mylėjo savo gimtąjį kraštą. Tarpukariu su jo pagalba Ėriškiuose buvo pastatyta ir mokykla, kuri buvo pavadinta jo vardu. Čia kalbininkas užsukdavo, atveždavo ir knygų. 1937 metais Juozo Balčikonio rūpesčių Ėriškiuose pastatytas pradžios mokyklos pastatas. Tais pačiais metais mokykla pavadinta jo vardu ir atvažiuodavo pas giminę į Ėriškius. Profesorius atveždavo dovanų savo mokyklai verstų knygų, žemėlapių, žodynų. O tai reiškia, kad gimtiniai ir savo gimtajam kraštui, tai jam labai didelį įtaką darė ir jam labai rūpėjo, manau, kaip ir kiekvienam, kur savo gimtinė, savas kraštas yra labai mielas. Balčikonis nepamirštamas ir iki šiol yra gerbiamas kaip lietuvių kalbai daug nusipelnęs žmogus. Spaudos draudimo metais Ėriškiuose mokėsis pažinti lietuviškas raides pas daraktorę Vincentą Kraniauskaitę ir tapo vienu lietuvių kalbai nusipelniusių žmonių. Pagarba lietuvių kalbai, siekimas ją norminti, tobulinti dar mokykloje skatino lietuvybės veiklai. O studijuodamas universitete Balčikonis lietuvių kalbą vertė populiariąsias knygeles. Įsitraukė į spaudos darbą, rūpindamasis, kad jaunimas galėtų skaityti geras knygas taisyklinga lietuvių kalba. Lankantis Ėriškiuose kviečiama aplankyti ir kalbininko vaikystės sodybos vietoje pastatytą stogastulpį, taip pat ir jo kapą. Ėriškiuose, vadinamam senajame kaime, 1969 metais Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyriaus iniciatyva kalbininko gimtinėje ir jo atminimui pastatytas stogastulpis, pažymint tą vietą, kur stovėjo namas, kur gyveno Balčikonis visa šeima, o šio stogastulpio autorius yra Draskinis. Tai mirė profesorius Balčikonis 1969 metais, vasario 5 dieną, eidamas 84 metus, jo paties norų palaidotas Ėriškių kapinėse, kur ilsisi ir jo tėvai. Jo kapą puošia Vidžiūno sukurtas paminklas ir 1993 metais Juozo Balčikonio kapas Ėriškiuose įtrauktas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą. Visgi ėriškiečiai žymaus kraštiečio atminimą stengiasi išsaugoti ir nepamiršti, tai padiegti ir jaunai kartai. Jo gimimo metinės minime Ėriškiuose, šiuo metu ir vyksta renginiai. Tai aplankome ir kapelius, uždegama žvakeles. Visada kviečiu žmonės ne tik per jo kažkokias progas ar ne tik gimimo metinės, bet ir šiaip aplankyti, prisiminti, kad yra toks kad mes turime tokį atminimo kambarį, tiesiog prisiminimai sugrįžti ar tais pačius daiktus apžiūrėti, jo buities rakandus. Man kas iš mano vaikystės yra įstrigę, jeigu to nebūtų, tai galbūt ir nebūtų įdomu, bet mano vaikystės buvo diegiama, ten renginiai, nes ir kultūros centras netgi daro, pavasarį būna skelbiama būtent Balčikonio, ką pamiršau paminėti, vaikai turi piešti piešinius iš jo pasakų, pasirinkti pačią, kokie nori pasaką, ją nupiešti, iliustruoti ten atitinkamam formate ir atsiųsti į Ėriškių kultūros centrą. Ir išrenkamas gražiausias ir būna netgi apdovanojimai. Tai Ėriškių kultūros centras sugalvojo tokį dalyką, kad irgi susijęs su Balčikoniu. Įdomiausia tai, kad išlikę jo rūbai
nes tuo metu, nors ir šiuo metu jie taip pat labai madingi, nes tai yra lino švarkas, yra kelnis ir liemenė. Tai jiems tikrai įdomu ir visada klausia, ar tai tikrai jo išlikę rūbai. Taip pat tikrai įdomu, nes šiuolaikiniai vaikai jie visada klausia, kas yra, būtent kalbant apie sviesto muštuvę, nes toks tikrai įdomus dalykas ir nematė, šiuo metu jau tikrai nematė nei pas senelį, nei pas močiutę. Tai įdomiausi tie dalykai. Paskui lygiai taip pat ir senasis lygintuvas, mes jų turime kelis ir visada klausia, kaip jie lygindavo. O tuo metu tiesiog būdavo įdedamos žarijos ir taip lyginami rūbai. Džiugu, kad tas kambarys, atminimo kambarys, jis yra pas mus, nes kad ir ateina lankytojai į biblioteką, visada supažindinu su ir aprodau su šiuo Balčikonio atminimo kambariu, jo daiktais, rakandais ir iš tiesų ne visi žino, kad jisai čia yra būtent čia ir toj vietoj. Tai mes dabar tikrai viešinam, informuojam, kad aplankyti ir aišku kviečiame, kad atvyktų ne tik ėriškiečiai, bet ir visi norintis. Būna vien dėl to, kad kažkur tikriausiai ekskursijas organizuoja šalia esančius tai linų muziejų, nes jie irgi visiškai šalia, jie pasikoreguoja pagal savo kelionės maršrutą ir žinoma aplanko čia, nes taip pat galima aplankyti Ėriškių Balčikonio kapą, kuris yra Ėriškiuose, ir Stogastulpį, tai tiesiog tikrai yra ką aplankyti ir ką apžiūrėti.